košė, avižinė. Ir parodysiu, ką padaryti, kad verdant pienas neišbėgtų. Kaičiam puodą ant viryklės, pilam vandenį, pilam pieną. Beje, tas žalias ąsotėlis, kuriame laikau pieną, yra mano pirmasis Tupperware gaminys. Tada dedam nuplautas razinas, beriam druskos ir sviestas. Sviestu košės nepagadinsi, bet sviesto nemetam į skystį, tiesiog sviestu paimam ir aptepam puodo šoną. Na, tai pakankamai plačiai. Ir tik tais, kai gerai aptepame puodo šoną, tada likusį sviestą nubraukiam į košę. Ir tada, kai pienas užverda, žiūrėkite, jisai verda, bet jisai nekyla. Ir taip galite virti ir pieniškas sriubas, ir manų košę, kai norite, kad pienas neišbėgtų. Dabar beriu avižinės kruopas, truputėlį pamaišau, pažiūriu, kad užvirtų, uždengiu dangtį, prilėtinu ugnį ir verdu 5 minutės ant mažos ugnies, tada dar išjungiu ir palaukiu 10 minučių. Klausėt, kur laikyti kruopas? Tai gerai tas indelis. O žiūrėkit, jau dabar mano košė yra ir pabuvus, ir išvirus. Kad būtų košė ištroškusi, tokia kaip ligoninėje, naudokit storą dugnį puodą. O jeigu norėsit įsigyti Tupperware puodą ar kitų Tupperware gaminių, visada rašykit man. Iki susirašymų, iki mielų.